Sveiki, taigi vėl galbūt grįšiu prie Photoshop pamokėlių ir kaip pirmam kartui, tai noriu parodyti, kaip uždėti spalvotas lempas, kad šviestų spalvotai, nes žmogus prašė vienas. Ir paaiškinti dar kartą, kaip padaryti, kad atrodytų, kad šviečia neonai. Taigi taip ir padarysim. Pirmą padarysim, kad šviestų mašinos lempos. Taigi pasirenkam savo paveikslėlį, imkite geros kokybės, nes gali kitaip gautis blogai. Ir dabar prisizuminsim tą vietą, kur norėsim, kad uždėti tas lempas. Na taip. Tada padarom naują layerį ir renkamės bruožtų. Tada pasirenkam spalvą. Aš naudoju tokią kaip ksenonų, galbūt spalvelę, maždaug atspalvį tokį. O jūs galite naudoti kokią norit. Ir dabar apspalvinam tą vietą, kur norėsim, kad šviestų. Jeigu biškį nepataikysit, nieko baisaus, vėliau galėsit su trintuku ištrinti. Ir taip pat atsiprašau už lagą dėl to, kad kompas yra nebe pirmos jaunystės ir jis šiek tiek stabdo CS5 Photoshopą. Taip vat, ir maždaug čia kažkur, kad būtų. Ir tada užspalvinat, pasirinkę tą layerį one, pakeičiam čia iš normal į color. Na va. Ir tada galim su trintuku kažkiek galbūt ir aptrinti. Na, gal per daug, bet nieko. Ir tada atsizuminam. Atsiprašau. Tada pasirenkam background ir pasirenkam dodge tool. Žiūrėkit, kad būtų midtones ir kad čia maždaug tiek būtų. Ir tada, kur yra maždaug lemputė, tiesiog paspaudinėjom su pelyte. Čia ir, sakykim, čia. Taip, tada atsizuminam. Na va, matom, kad šiek tiek šviečia mūsų lempos. Čia taip gavus, todėl kad dariau 2 vienam layerį. Jeigu jūs nedarys taip, taip ir nesigaus. Tiesiog naują layerį pasidarykit ir viskas bus ok. Ir jeigu norit, galit, manau, netgi uždėti tą patį lens flare, kurį aš jau anksčiau rodžiau, bet jis buvo tiesiog paprastas. Na ką, anksčiau dariau, tai pažibinčiam dariau maždaug brightness 28%. Bet čia tik mano paveikslėlį. Jūsų bus visai kitaip. Ir darom štai čia maždaug. Ir čia dariau 48. Na va, ir matom, kad šviečia mūsų tos lempos nebe paprastai baltai, o šiek tiek ir mėlyniau. Ar kokius spalvą norėtumėt. Taigi, neonai. Pasirenkam shape rectangle tool, kokios nors formos, aš tokį imsiu ir tiesiog taip padarom. Maždaug kaip jūs čia norėsit. Ir dabar pastatom į ten, kuris turėtų būti. Tai yra prie mašinos apačios. Na, aš čia maždaug, o jūs padarysit gerai, kaip visada. Na va. Ir apply. Padarė taip. Darom filter. Aš atradau dar vieną būdą, tai galbūt lens blur. Ok. Na, aš čia nieko nekoregau ir man labai puikiai gavosi. Atsiprašau, taip, kaip sakiau, už lagą. Na va, matom, ir visai gerai jisai čia atrodo. O kitas būdas yra filter, blur ir box blur. Ok. Ir va čia galime mes pasidėlioti. Jeigu daug padarysit, na, nelabai kas čia besimatys. To turėtų sugaudyti, nieko nebesimato. Apie 10 kokį. Mažiau irgi, daugiau taip gautųsi. Na, apie 10. Spalvą galbūt ne kokio parinkau, reikėjo tamsesnę. Taigi, štai tokia būtų mano, atsiprašau, Skype'ą. Štai tokia būtų mano pamokėlė sugrįžimui. Taigi, gero jums
piešimo ir iki. Taip pat, beje, siūlykit man visokius idėjas, kaip aš jums galėčiau padėti, gal ir pagelbėsim. Žiūrėsim. Gerai, viso.